Labadiena, futbolo mėgėjai, sveikiname su jumis iš Vilniaus Football Academy prieš futbolo mokyklą Fortūną. Šiandien tokios rungtynės mūsų laukia ir iš tikrųjų turbūt, kad labiausiai intriguojančios stadioną. Labai daug įdomių dalykų jame yra įvykę ir džiugu, kad 11-asis Dominikas Mackevičius, 19-asis Arminas Kuristovas. Čia ir toliau nerimsto šeimininkai, geresnis už savo varžovus. Čia šansas svečiams, smūgis ir puikiai kol kas tvarkosi su iššūkiais. Arijus Padrikoka buvo jų gegužės, sakykim taip, pabarstyta taškų ir pabarstyta prieš pagrindinius varžovus, tas turbūt skaudžiausia, čia smūgis. Varžovai klysta ir gali tą gerą progą suteikti. Čia smūgis ir 1-0. Tačiau tokia dar nesibaigė, smūgis ir savo klaidą, prarastas kamuolys. Čia šansas smūgiuoti ir kamuolys lekia virš varka akimi, čia dešinėje daug erdvės, daug žmonių, geras perdavimas. Smūgis ir čia gal reikėtų ir kamuolį labiau dalintis, kuomet turi kiekybę. Grįžtame į rungtynes ir grįžtame su štai tokiu smūgiu ir dar vienu VFA įvarčiu. Pirmasios kėlinio sekundės tikrai. Čia geras perdavimas, smūgis ir tas plika akimi matosi, matome kaip lengvai iš gynybos pereina į varžovų aikštės pusę, kamuolys jau baudos atakos. Čia šansas smūgiuoti ir 3-0. Ir 3-0 visiška. Jiems taip natūraliai gaunas šiandien tas žaidimas, kad tiesiog įspūdinga žiūrėti ir 4 jau aptarėme, kas ten darosi turnyrinė lentelė. Čia puikiai vaikšto kamuolys, paliekam kamuolį Fortūna, galbūt dabar smūgis iš tolėliau. Dabar aukštas perdavimas. Bando visi žaisti, bando surasti geresnę galimybę. Čia bandymas smūgiuoti ir 6. Vilniaus Football Academy 6, Fortūna 0. Toks galtinis rungtynių rezultatas. Geriausiai gynyba, sekęs gynybinis blokas gerai judėjo ir įvarčiai visi po varžovų klaidų. Dauguma įvarčių po varžovų klaidų. Ir šiaip pradžia sunki, bet jau po pirmo kėlinio tai viskas išėjo. Buvo galima tikėtis tokių sąlyginai lengvų rungtynių prieš varžovą, kuris, turėjo būti labai rimtas. Tikėjomės daugiau iš jų pirmoje vietoje, bet kažkaip lengviau buvo, negu atrodė, kad bus. Ir gerai visai išėjo. Per šias rungtynės turėtume žiūrėti save, turėtume visas klaidas apžiūrėti, ką darėm blogai, ką gerai, žiūrėti ir mokintis iš savo klaidų. Antrasis įvartis, prasidėjo kėlinys iš karto įvartis. Galima vadinti, kad tai buvo kertinis momentas, kuris iš esmės nužudė. Galima skaityti jo. Ir gavom iškart įvartį, sustojom žaisti ir prasidėjo bėdos. Pirmas kėlinys nebuvo blogas, iš tikrųjų žaidėt antrų numerių, ieškojot savo galimybių kontratakose. Toks buvo pirminis planas? Pirminis planas buvo netoks. Turėjome žaisti su kamuoliu daugiau žiūrėti puolėjo. Tokie momentai.